Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pasiekė jai iškeltą tikslą. Pateko į 2011 metų Europos pirmenybes Lenkijoje. Lietuvės čia užduotį vykdė, kai svečiuose 64-61 palaužė Belgijos rinktinę ir atrankos A grupėje užsitikrino pirmąją vietą. Bet tikrai merginos labai gerai išėjo nusiteikusios, gerai žaidė, tiesiog ir labai gerai funkcionavo mūsų gynyba. Na, bet tik tai paskui jau reiškia, kitoje rungtynių pusėje pas mus sutriko, pirmiausiai pradėjom nepataikyti baudų, dingo pasitikėjimas toks ir varžovės pajuto, kad mes nesam tokie stiprus šiandien šito momentu ir jie pradėjo naudotis tom, netgi buvo išėję prie 2 taškais. Na, bet tikrai, aišku, reikėjo ir laimės šituo atveju, pabaigoj rungtynių, kuri mus lydėjo, na ir tikrai pasiaukojantis visų žaidėjų žaidimas. Tiesiog kamuolį žaidėjos gulėjo ant žemės. Lietuvių gretose pergalingame mače rezultatyviausiai žaidė Sandra Linkevičienė. Ji pelnė 19 taškų ir sugarbė 12 atšokusių kamuolių. 13 taškų pridėjo Gintarė Petronytė. Tiesa, Lietuvos rinktinė Belgijoje neapsėjo be nesklandumų. Belgai visais būdais stengiasi mūsiškiams sutrukdyti pasiruošti mačui. Nereikia pasakyti, kad tikrai mums visokių ten kliučių buvo ruoštis tom rungtynėm, tai neturėjome kambarį, kur pažiūrėti, atsirado kambarys, nebuvo televizoriaus, tai paskui galų gale negalėjom prie to televizoriaus prisijungti, teko prisijungti prie kompiuterių. Ten mes vaikščiojom valgyti, vaikščiojom į kitą viešbutį, vaikščiojom į tą tariamą kambarį, video pasižiūrėti, taip kad ir labai maži kambariai buvo, nebuvo net atribuotis tualetas nuo kambarį. Viena Lietuvos rinktinės lyderių Agnė Bromaitė sako, kad ši mūsų rinktinė pasižymi vieningumu ir gali daug pasiekti net Europos čempionate. Taip, labai atmosfera gera, nežinau, treneris grįžo, kurio laukiame. Nežinau, atmosfera labai gera tarp merginų. Paskutinės nieko nebelemenčias rungtynės lietuvės ketvirtadienį žais su Italijos komanda. Tačiau pasak rinktinės stratego mūsiškė žais pilna jėga, nors ir daugiau laiko pasireikšti gaus mažiau rungtyniavusios žaidėjos. Gediminas Žigelis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios + Vilnius.